Karalius trokšta taikos. Edvardas trokšta taikos. Jis man taip sakė, prisiekiu. Siūlo nutraukti puolimą. Mainai suteiktų jums titulą, duotų dvarų ir aukso. Įteikčiau asmeniškai. Valdžia ir titulai. Auksas. Kad tapčiau judu. Taika šitaip sudaroma, šitaip daromi vergai. Kai paskutinį kartą Edvardas kalbėjo apie tai, kad buvau dar berniukas, tą kartą prisidengęs paliaubų vėliavą jūs užkotus didikus, kurie nenorėjo vergauti, jis viliojo į tvartą ir pakorė. Buvau labai mažas. Tačiau Edvardo taikos supratimą prisimenu iki šiol. Žinau, kad daug kentėjot. Girdėjau apie jūsų moterį. Ji buvo mano žmona. Susituokėm slapta, nes nenorėjau jos dalytis su anglų lordu. Ją nužudė, kad sučiuptų mane. Niekada apie tai nekalbėjau. Nežinau, kodėl pasakoju jums. Gal todėl, kad jumise matau jos stiprybę. Vieną gražią dieną būsit karalienė. Atverkit akis. Pasakykit savo karaliui, kad tol, kol Viljamas Volasas gyvas, anglų valdžiai nepaklus nei jis, nei kuris kitas škotas.